mūsų verslo idėja tai yra kaip viename tiklalapyje viską pateikti, ko reikia dronams. Tai yra tiek dronų lenktynės, paslaugos ir naujienos. Ir tai mes tą svetainę pagaminome dėl iššūkių kilusių dronų būrelį. Pamatė, kad mokytojas siunčia pagrindę lenktynių organizavimus per Messengerį ar per Facebooką, tiesiog papausindamas, parašydamas. Pagalvojame, kad tai nėra profesionalu ir nusprendėme sukurti svetainę, kur ir būrelis, ir lenktynės, ir visa kita būtų viename tinklalapyje. Sunkiausia dalis buvo taip drąsiau kalbėti, išmokti savo kalbą, nes šiaip komanda taip puikiai dirba tarpusyje. Per lietuvių pamoką turėjome labai mažai praktikos su viešuoju kalbėjimu, bet šiaip pirmą kartą ant scenos lipom su mikrofonais, toks renginys ir viską. Visi mano bendraminčiai, mano draugai, mano mokytojai man sakė, tai elkis kaip italas, judėk ir pasakok, būk laisvas. Tai buvo mums pirmas kartas, komanda atsirado visai netikėtai, nes dalyvavo šitoj programai 342 mokiniai ir buvo tikrai atranka gan didelė, bet jie idėją savo tikėjo, aš tikėjau jų idėją. Susiradom dar kolegas 12-okus kaip mentoriais ir tuomet viskas labai gražiai startavo, nes buvo puikus komandinis darbas. Jie dronų būrelėje lankantis ir su varžybom daugiau dirbo. Dabar patikėjo, kad gali iš to ir uždirbti pinigus. Su jau pačiu kalbėjimu dirbam tik nuo šio pirmadienio, tai iš esmės 5 dienos. Turėjom porą generalinių repeticijų. 12-okai buvo vertinimo komisija, kuri pasakė savo pastabas, į ką jie atsižvelgia. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi tą visą komandos susitelkimų ir darbų. Tiek šita komanda, kur yra iš skirtingų klasių, tiek įsitraukimo vyresniųjų į pagalbą ir atsiskleidė iš tikrųjų jų ir oratorinės savybės visos komandos.